Ekspertai pataria. Laidą Ekspertai pataria pristato Lapino namai. Namai, kuriuose paprasta ir gera gyventi. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Dabar eteryje Ekspertai pataria, prie mikrofono Lina Luneckienė. Na ir šiandien mes kalbėsime apie namus, butus ir mitus. Gyvenimas individualiame name, ypač priemiesčiuose, neretai yra apipintas įvairiomis nuomonėmis, kurios dažnu atveju jau yra virtusios mitais. Dauguma jų arba pasenę, arba pagrįsti blogais pavyzdžiais. Tad koks iš tiesų šiandien yra gyvenimas individualiame name, kaip pasirinkti namą, kad išvengtumėte problemų, na ir netaptumėte tais blogais pavyzdžiais. Ir apskritai, ar šiandien, atsižvelgiant tiek į geopolitinę, tiek į ekonominę situaciją, verta pirkti namą. Man malonu pristatyti laidos pašnekovą. Pas mus šiandien studijoje vieši Juozas Lapienis, projekto Lapino namai komandos vadovas ir NT rinkos atstovas. Sveiki, gerbiamas Juozai. Sveiki. Na, tai dabar jau jūs mums visiems pasakykite, name ar bute gyvenat? Name. Kodėl namas? Žinau, kad tikrai ilgą laiką gyvenote bute ir tikrai galite mums visiems išvardinti pliusai, minusai gyvenant tiek bute, tiek name. Tikrai taip. Aš esu šiaip Vilnietis, nuo gimimo, jau antros kartos Vilnietis. Ir 20 su viršų metų gyvenau butuose, tai Santariškės, Fabijoniškės, Pašilaičiai, Šeškinė, Šiaurės. Žodžiu, visą Vilnių išmaišėte, ne? Jo, ir centrinėje miestų dalyvėje, periferijose, ir paskutinius 10 metų jau gyvenu name ir jeigu nepriveręs gyvenimas, tai turbūt, kaip sakant, nenorėčiau grįžti į butą. Juozas sakė, niekada negrįšiu į butą. Tai kalbant dabar apie pliusus ir minusus, ar ne? Kodėl namas? Kodėl namas geriau už butą, vat jūsų atveju jums? Tai namas man yra geriau už butą dabar. Prieš kokių 20 metų, kai man buvo 22-23 metai, kai mano gyvenimo, tarkim, centras buvo mieste, dar met nebuvo nei Facebook'ų, nei Instagram'ų, nei nieko, visas bendravimas būdavo baruose, visa kita, ir lokacija buvo labai svarbu, tai jeigu man kažkas būtų pasiūlęs gyventi name, tai būčiau taip, keistai pasižiūrėjęs iš principo. O dabar yra visai kita situacija, dabar aš turiu šeimą, visiškai pasikeitė yra prioritetai ir dėl to pasikeitė ir gyvenimo vieta. Tai čia negalima tai pasakyti, kad ten bute yra geriau gyventi negu name, arba name geriau negu bute. Čia priklauso nuo to, kam, kada, kokie jūsų prioritetai ir iš principo koks jūsų gyvenimo būdas. Tai jeigu jūsų gyvenimo būdas yra net ir jau turint šeimą, jeigu jisai yra ten darbas, sofa, lova, kavinė su kokiu krosanu, tai tada apie namą jums tikrai nieko nėra, nesąmonė šitą. Bet jeigu jūsų gyvenimo būdas yra šiek tiek kitoks, tai, pavyzdžiui, daugiau erdvės, privačios erdvės, daugiau gamtos, daugiau bendravimo su šeima, ten šiltuoju metu, savaitgaliais, pietus ant terasos savo ir netgi nebūtinai kalbant apie patį namą, netgi jeigu jūs esate aktyvus, reiškias, gyventojas ir Vilniaus paslaugų naudotojas, tai visos kokybiškos Vilniaus paslaugos jos yra pakankamai išsimėčiusios, ta prasme, ir yra tikrai nemažai to važinėjimo. Tai tokiu atveju logistinė prasme jokio skirtumo, kur tu gyveni. Jau tu žiūri iš tikrųjų, ką tu gauni gyvendamas pas save namie ir tokiu atveju tik namas, bent jau mano supratimu. Jūs prakalbate šiek tiek apie socialinę tą infrastruktūrą, šiek tiek užgriebė tiek susisiekimą. Viena iš tikriausiai dažniausiai pasitaikančių, kodėl nepirkti, pavyzdžiui, namą, tai būtent, kad ta logistika, ar ne, ir socialinė infrastruktūra, darželiai, mokyklos, ilgas važinėjimas, kaip tėvai sako, taksausi dabar jau nusipirkęs namą. Kaip jūs šitą poziciją vertinat ir ką jūs jiems galėtumėte argumentuoti? Aš galiu per savo pavyzdį galbūt pasakyti šitoje vietoje. Kadangi daug kur gyvenau, galit palyginti. Ir šiaip nemažai mokykloje esu pakeitęs. Ir šiaip jau šiais laikais žmonės dažniau galvoja iš tikrųjų leisdami vaikus į mokyklą, ir anksčiau taip galvodavo bent jau mano tėvai, ten, kur mokymo kokybė geresnė, o ne kur tėvui paprasčiau numesti vaiką, kaip sakant, ir panašiai. Tai aš, kai buvau paauglys, aš gyvenau Fabijoniškėse, o mokykla mano buvo Vilniaus licėjus, Ozo gatvėje. Tai kaip ir geografiškai nėra visai, ta prasme, nelabai patogai. Nelabai toli, bet ir
atsimenu, eidavau iki 5 autobuso 10 minučių, važiuodavau 40 minučių, dar 10 minučių, tada eidavau iki mokyklos. Tai aš noriu pasakyti, kad kai tavo tikslas yra kokybiškos paslaugos, tai logistika eina į antrą vietą. Ir tu gali būti Vilnietis, ta prasme, gali Naujamiesty gyventi, bet jeigu važiuosi į licėjų, tai tu sugaiši, tavo vaikai sugaiš krūvą laiko. Tai yra. Tai ir šitoj vietoj, manau, kad tiesiog, logistika tiesiog praranda čia tokį kaip argumentą. Šitoj vietoj logistika aplamai. Nes tie, vėlgi, kamščiai, supraskime, jie susidaro kur? Jie mieste susidaro, ne prie miestų, jie mieste susidaro. Tai jeigu žmogus gyvena Santariškėse arba gyvena kažkur Gulbinuose ar tenais tokioje Siūklėje, pavyzdžiui, ar Riešiai, tai jie visi susitinka tam pačiam kamštyje. O grįžtant, o grįžtant namo, iš principo, turbūt pranašumą netgi turi jau tas, jie turi savo namą, nes jie pavažiuoja gal ten 3 minutės ilgiau, bet sugaištų 0 laiko parkuojantis, ta prasme, ir kylantis savo butą, liftu ir panašiai. Tai va, tai suma sumarum, čia laiko atžvilgiu, tai laiko atžvilgiu čia, tiesiog manau, kad tai tikrai galima vadinti mitu, ta prasme, jisai yra tiesiog. O mūsų ta socialinė infrastruktūra, jinai plečiasi, jinai patraukli tampa tie, kurie gyvena priemiesčiuose ant savo individualiuose namuose. Taip, savivaldybės, rajono savivaldybės yra iš tikrųjų labai smarkiai pažengusios, yra įsprendusios labai nemažai mokyklų ir darželių klausimų, bet tikrai yra namų ir blogų pavyzdžių, bet yra ir gerų pavyzdžių, ta prasme. Tai praktiškai mūsų kvartaluose tai visada pakeliui viską rasi, o viename iš tų planuojamų net pačiame viduje bus valstybinis vaikų darželis. Tai irgi čia toks dalykas. Tai ta linkme dirbama? Ta linkme dirbama. Problemos esminės yra to klausimų išspręstos iš esmės ir tas, taip, tai nėra tas pats, kas ten visiškai centre gyveni, tikrai ne, bet tu gauni daug daugiau privalumų iš gyvenimo name, jeigu tau jų reikia. Jūs kaip pasakot, kad tu išeini ryte basas ant trasos ir kavą geri, tai tikriausiai čia tas romantiškas vaizdas. Taip. Atperka visus rūpesčius, žolės pjovimo. Tai yra objektyvu, koks pjovimas žolės, arba duką paleidai, jis ten pas nupjauna, pamiršai, kad tokia yra žolė. Juo labiau, tai šiais laikais. Vasaros metu, pavasario, rudens, nes dabar iš vis pas mus turbūt vasara prasideda gegužė, baigėsi spalį, tai kiekvieną savaitgalį tu grįžęs namo nuo 5 valandos ar ten 6 ar ten kada grįžti iš karto esi, galima sakyti, sodyboje. Tu nereikia nieko krautis, važiuoti ir panašiai, gryname ore gyveni ir taip iki pat sekmadienio vakaro. Tai čia didžiulis pranašumas. Tiems, kas, kam tai patinka. Kam patinka, taip. Tas, kas ant sofos nori gulėti arba, kaip sakėt, Netflix'ą žiūrėti. 15 minučių miesto koncepcijos ir panašiai, tiems mažiau judantiems, mažiau aktyviems žmonėms, tai tikrai namų nereikia. Jie turi kitus konceptus, ta prasme, kurie, manau, tikrai yra daug tinkamesni negu namas. Eikim prie kitos dabar temos, tai statytis pačiam ar pirkti jau pastatytą? Va čia argumentai už prieš. Ką sakot, ką matot iš savo patirties? Iš savo patirties galėjau pasakysiu ir iš savo patirties, ir ne iš savo, nes dabar tokią panašią dilemą sprendžiu. Šiaip tai vienareikšmiškai, prasme, tie pasakojimai žmonių, kad ten, kodėl nereikia namo, dėl to, kad maždaug niekada nepabaigsi statybų. Tokių yra labai daug pasakojimų ir daug jų yra teisingų. Dėl to, kad jeigu iš tikrųjų žmonės priima sprendimą įsirenginį nusipirkti namą su dalinė apdaila ir įsirenginėti patys, tai jie labai daug dalykų neįvertina. Tai pirmoji eilėje neįvertina, kad įsirengti namą tai tikrai toli žu nebūtų. Tai yra daug, inžinerinės sistemos visai kitokios, turi įsirengti pats. Sklypo darbai kainuoja kosminius pinigus, tai yra aptvėrimas, vartai, terasos ir panašiai. Ir žmonės, kai įsirenginėja namą, tarkim, pirmą kartą, tai jie tiesiog sužino apie tokias eilutes, kurias net negalvojo, biudžetuodami, ta prasme. Ir kaip visi 100%, net ne 99%, o 100, manau, visų procentų nepataiko į biudžetą, išlipa, sutrinka finansavimas, neužtenka pinigų, reiškia, įsirengti, tada iš tikrųjų negali iškyti 2 būstų, tada keliasi namą, kuris nebaigtas statyti, ten vargsta gyvena ir taip. Amžinas gyvenimas statybose tada gaunasi, ar ne? Taip ir yra, ta prasme. Bet, nebūtinai taip reikia elgtis.
pirkite namą su pilna apdaila, ta prasme, o dar geriau ir su visų gerbuviu sutvarkomu, ta prasme, visiškai pilną paruoštą namą, tik tai baldus atsiveži ir gyveni. Ir nebus jokių problemų šito. Bus komfortas ir pas mus netgi yra namus įsigiję tokios šeimos, kaip pavyzdžiui, vieniša mama su vaiku. Mano kitas klausimas būtų buvęs būtent vieniša mama su vaiku, jei nori namo. Tai tiesiog įsikėlė ir gyvena. Ir jei jokių rūpesčių, jei nėra ten, kad stogas kažkur nuotekos kažką. Nėra vieno langelio principas, ta prasme, viskas sprendžiama, sutvarkoma ir ką aš pastebėjau, man tiesiog, faina, nes aš pats turiu šunį. Aš mačiau, kai jie tik tai įsikėlė. Iš karto atsirado mažas toks šuniukas, kuris dabar išaugo jau tokį, didžiulį šunį, bėgioja laimingas. Saugo šeimą. Jo. Čia šneku vėl grįžtu prie tų prioritetų, kad, tarkim, žmonėms, kurie yra arčiau gamtos, arčiau laisvės, arčiau erdvės, reiškia, namas iš tikrųjų yra tinkamesnis dalykas, nes tokio faino šuns bute laikymas, tai būtų jau gyvūno kankinimas ir savo problemų, kaip sakant, prisidarimas didelių. Tai va. Tai apie įrengimą taip, bet yra iš vis ekstremalus sportas, tai yra, kada žmonės savo pradeda statyti namus patys. Patys. Ne patys, ne savo rankom, bet, samdosi kažkokias brigadas. Kas padaro tuos darbus, kas tuos, nusiperka sklypą, susiprojektuoja ir statosi patys. Tai čia, aš manau, yra labai ekstremalus sportas, galima sakyti, ir labai brangus sportas. Žmonės galvoja, kad jį sutaupys, netiesa visiška, papasakosiu to pavyzdžiais keliais kodėl. Bet pirmoje eilėje žmonės neįvertina, kiek tai yra laiko. Nėra taip, kad susitarė su statybininku, jis padarys taip ir jisai padarys. Ne. Kiekvieną dieną turi važiuoti, žiūrėti, ką padarė, ko nepadarė, kodėl derinti, pyktis, kovoti, dėkoti, jeigu padaro gerai būtinai, nes čia retesni atvejai kartais būna. Tai ir tai praktiškai yra full time darbas, turbūt pusmetį, metus vaiko. Statybos vadovų dirbė, ne? Projektų vadovų, nes statybos vadovų, projektų vadovų, taip. Ir žmonės turi labai gerai pasverti. Jeigu jis yra, pavyzdžiui, IT specialistas ir nori eiti į šitą reikalą, tai turbūt jis ne IT specialistas yra, o galbūt statybininkas. Beje, įdomus faktas, vienas iš CV, kur mums siunčia kartai, mes, ieškom pastoviai partnerių, visą kitą, elektros darbams, jeigu neklystu ir panašiai, tai buvęs IT specialistas dabar elektrikas, nes pasistatė namą ir nusprendė, kad jis vis tik tai ne IT specialistas statyti. Atranda žmonės save, ne, matot, sako, nėra taip blogai statytis namą, ne? Taip, bet iš principo... Sėkmės istorija. Jo, bet iš principo, jeigu tai yra žmogus, kuris, tarkim, specialistas pavyzdys tik tai, kuris yra IT, tarkim, specialistas, tai jis ir turi karjerą daryti ten, o ne statybose. Nes jeigu darys statybose, tai jisai praras karjerą pagrindinę savo, susigadins santykius su šeima, ir tikrai, ir gyvens ilgai statybose. Neturės, tai turbūt kokie, nežinau, 8 iš 10, kurie statėsi namą, tai tą įvardina kaip savo gyvenimo klaidą, kaip sakant. Nebent jie yra iš to sektoriaus, ta prasme, ir būtent dėl kažkokių... Ir išmano, tai viską. Bet visais kitais atvejais, tai tikrai ne. Jos, kiek vidutiniškai viršė biudžetą žmonės? Nežinau, sunku pasakyti, net labai įdomu. Aš tik kitą pavyzdį pasakysiu, nes kodėl nesutaupo žmonės, ne? Tai pirmoji eilėje, ta prasme, niekuomet negaus tokių kainų, darbų ir medžiagų, kaip mes gaunam. Niekada negaus. Antras dalykas, jie pridarys krūvas klaidų projektavimą. Kas paskui taisyti reikės. Netaisyti, bet sumokėtų šis dalykas. Pavyzdžiui, toks paprastas pavyzdys, pavyzdžiui, langai. Langų būna visokių, plastikiniai, mediniai, ten, reiškias, aliumininiai ir panašiai, visi šitie langai, daugmaž jų turi tam tikrus savo tokius kritinės ribas. Pavyzdžiui, kritinė riba, tarkim, yra kokio nors lango, pavyzdžiui, 280 aukščių, tarkim, pavyzdys, ne? Ką tai reiškia? Ar gali langas būti 90 arba 3? Taip gali. Tarsi ir architektas turbūt ir nupieš tokį, nes jam gražiau iš principo. Bet tie papildomi 3% išbrangins langus 30%. Dėl to, kad visiškai keičiasi konstrukciniai sprendimai, ta prasme, pačių langų, visą kitą. O jeigu į plotį padarys ilgiau, tai keistis gali ir sienos visi sąramos, tai reikės metalo galbūt 3 daugiau, ta prasme. Ir šitų dalykų praktiškai apie šituos permokėjimus sužino žmogus tik tada, kada užsakinėja langus, kaip pavyzdys šis, ir kada jau būna sienos išmūrytos ir nebėra, kur dėti reikia mokėti. O architektas jo apie tai tikrai neįspės, jis paprasčiausiai nežino šitų dalykų. Kai mes kūrėme savo namus, tai pas mus dalyvauja visa komanda, dalyvauja architektas,
dalyvauja konstruktoriai, dalyvauja statybos specialistai, aš pats labai aktyviai dalyvauju ir tai yra didelis... Laikot pulsą, ne? Jo, nes man yra svarbu gauti racionalius sprendimus. Ir tada didelis įsijungusios komandos darbas ir ko rezultate mes tikrai gauname gerą namą už gerą kainą. Tai va. Juozai, prie jautresnio klausimo eikime prie ekonominės šiandienos situacijos ir tos geopolitinės būsenos įtampos. Kaip šiandien rinka, namų rinka, jinai patraukli, jinai aktyvi dabar pirkti? Apsimoka, verta? Iš mūsų pavyzdžių galiu pasakyti, kad labai aktyvi, labai patraukli. Mes parduodam praktiškai kiekvieną mėnesį po 3, gal 4 namus naujus, naujas preliminariai sudarom. Visiškai naujas. Ne kažkokia senas, ten konvertuojasi notarinis, bet naujai. Tai miestiečiai nori važiuoti namą gyventi, taip išeina pagal jūsų. Tai tiesiog paklausa yra, nes namas yra, reikia suprasti, šeimai tai yra pirmo būtinumo prekė. Iš principo, jeigu yra, tarkim, pagausėjimas šeimos, tai jam nėra ko laukti 5 metų, tarsi jis turi gyventi kokybiškai čia ir dabar. Taip, aš pasaugau su šeima 1,5 kambario bute prieš 30 metų, ta prasme, tai bet dabar jeigu yra sąlygos gyventi kitaip, tai tais laikais buvo visai kita situacija, sovietmečiu. O dabar praktiškai taip. Šeimai tai yra bet būtinumo prekė, o tokias prekes pirkti tada, kada jų reikia. Nevauk. Nesvarbu, ar karas, nesvarbu, ar ekonomika stringa, jeigu reikia, tai ir pirkim. Jeigu įperki, jeigu gali, tai perki, jeigu tarkim, bankas neduoda paskolos, mes, reiškia, turime kitų pasiūlymų irgi šitoje vietoje spręsti problemą, bet iš principo, tai kada geriausias namas pirkti, kada geriausias, tarsime, laikas pirkti namą, tai yra, jeigu tu turi šeimą, kur jau yra, reiškia, vaiką 5 metų, pavyzdžiui, ir tau reikia šitų dalykų, kuriuos suteikia namas, tai geriausias laikas pirkti namą buvo prieš 5 metus. Kitas geriausias laikas yra dabar. Nes kai praeis 5 metai, bus sakysim, kad va šiandien buvo labai geras laikas pirkti namą. Jo, taip. Ir reikia suprasti, pačius bendrus ekonomikos kapitalizmo principus. Šiaip niekas nepinga, iš principo. Žmonės kartais galvoja, čia gal palauks, nupiks visą kitą ir panašiai. Bet tikrai šita opinija labai gaji yra. Gaji, taip, kartais būna tų pakreitimų, kartais nedėlių, bet ilgalaikiai perspektyvoje, tai namai visą laiką auga ir, tarsi, nekilnojamos turto kaina auga ir jeigu neklystų, jinai net viršyje vidutiniškai akcijų augimo, ta prasme, rodiklius. Jeigu neviršia, tai kažkas turėtų būti turbūt panašaus. Tai praktiškai, jeigu reikia ir pirki, jeigu nereikia, bet jeigu yra jums ten porai 20 metų ir jiems ten kavinės, restoranai, barai ir išsimiegoti, tai neaišku, kad ne dabar tikrai. Jūs užsiminėte šiek tiek apie bankus, apie paskolas, tai norisi ir apie tai pasikalbėti, kaip čia dabar šiandien mes su tais bankais draugaujam, kaip jie žiūri į nekilnojamo turto įsigijimą, paskolų išdavimą ir dar labai norisi klausti apie tuos, kurie yra vadinami tie freelanceriai, kurie dirba pagal individualią veiklą. Ką čia matot? Kaip vyksta? Aš matau, tie, kurie dirba su darbo sutartim, tai neturi jokių problemų, nes kai namą perka, reiškia, 2 pajamos, tai dažniausiai užtenka net apie 8 riborų tų pajamų. Kiti atvejai yra, kaip minėjote, individuali veikla, ten verslo liudijimai ir panašiai, kur iš tikrųjų bankas sako, okei, man patinka tavo pajamas, bet parodyk jas ten 2-3 metus. Ir tada ateik. O gyventi reikia su vaikais dabar. Tai tokioje vietoje mes turime sukūrę, pavyzdžiui, tokią paslaugą, nuomokis ir pirk. Mes ją galime sukurti todėl, kad mes turime pilną apdailą, ta prasme, namus, tai yra pagrindas. Ir šiuo atveju tiesiog žmonės įsikelia, gyvena, moka nuomą ir turi 5 metų bėgę teisę namą įsigyti. Ir viskas palaukia, susitvarko finansus, įsigyja ir viskas, jums nereikia laukti, ta prasme, jums nereikia laukti gyvenant, glūtinti su šeima ten 1,5 kambario bute. Tai žodžiu, išeitis visą laiką yra, tiesiog reikia kalbėtis, reikia aiškintis situaciją ir jūs pasiūlysite sprendimą, kaip suprantu, ar ne, netgi jeigu bankas jums neduoda paskolos, yra įrankiai iš jūsų pusės, kuris... Mes esam sukūrę tokį įrankį, jis yra pakankamai populiarus tikrai. Naudojasi, ir dažnai naudojasi. Taip, ir jo naudojasi ne tie žmonės ten, kuriems ten neturi padinių įnašų, ar tenais nepakankamai uždirba paskolų, ne. To būtent naudojasi įrankių būtent verslininkai, būtent individualių veiklų, pagal individualią veiklą veikiantis asmenys
ir panašiai. Juozai, būtinai sakėm, dar kelsim klausimą apie karo baimę. Šiandien daugelis tikrai jau kalbam, kad susilaiko nuo tokių pirkimų būtent karo baimės vedami, kad nekilnojamas turtas, tai čia yra kaip ir tokia, gali bet kada, kaip sakant, prasidėjus karui nukentėti ir tavo visos gyvenimo galbūt santaupos išlėkti į orą ir todėl žmonės susilaiko nuo tokio pirkimo. Čia labai drastiškai. Taip. Išlėkti orą gal nevabai, nes ten tikimybė, kad pataikysi tavo namą, būtent, ypač jeigu namas, kuris yra mažų apgyvendintų teritorijoje, tai turbūt yra arti nulio. Bet taip yra daug nerimo iš principo, bet vėlgi, kadangi tai pirmo būtinumo prekė, tai žmonės išsprendžia, jeigu jiems reikia gyventi. Aš beje, prieš 2 metus, kai prasidėjo karas Ukrainoje, aš turėjau kaip tik porą sandorių konvertavosi iš preliminarių iš šitos ir aš paklausiau žmonių, nebijot? Sako, o ką sako, negyventi? Tarsi, dabar gyvenimą sustabdyti, prasme. Ne, tai jeigu tu gyveni, jeigu tavo šeima auga, tavo šeimai reikia vietos, tai perki ir viskas. Kas yra tikrai labai svarbu, tai pagalvoti, kaip minimizuoti karo rizikas, būtent ta prasme pasiruošti kažkam. Ir čia aš nešneku apie tuos ten kažkokius ten frontus ir panašiai. Jeigu šiaip pažiūrėtume, pavyzdžiui, į Ukrainą, tai frontas yra baisiausia, aišku, bet visa šalis pastoviai kenčia nuo išpuolių prieš energetikos sistemas, prieš tinklus, pastoviai trūkinėja elektros, tai nėra ten. Išpoliai prieš visokius vandenis, užnuodimai ir panašiai. Tai šitoj vietoje namas kaip būtų kaip ir išeitis, ar ne? Ne bet kuris namas, mes savo visus klientus ruošiam, nes principe saulės elektrinė su baterija, ne šiaip paprasta, bet Juozai, labai trumpai žinokit, nes mums jau liepia baigti, viršėjom savo laiką. Saulės elektrinė, baterija, generatorius, principė mes paruošėm ir iš tikrųjų racionaliai ir tonais kaštais galime gyventi autonomiškai iš principų. Nebūtina, bet esant reikalui galime. Tai kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Mes šiandien su Juozu Lapieniu, projekto Lapino namai komandos vadovu, aiškinomės, tai geriau butas ar namas ir ar šiandien verta pirkti namą. Dėkui Jums, laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums dienų. Ačiū. Laidą Ekspertai pataria pristato Lapino namai. Namai, kuriuose paprasta ir gera gyventi. Ekspertai pataria.